Ne, tai viskas darbui netrukdo, nes trukdo jūsų darbui. Netrukdo, aš tiesiog sakau, kad tiesiog mes pasidomėm. Nu, okei, jeigu jūs vieša akcija, viskas tvarkoja, jeigu jūs domis, viskas tvarkoja, tiesiog mes pasidomėm, ar tai yra. Tai gerai. Tai kviečiame pasirašyti šitą iniciatyvą. Yra siekiama inicijuoti referendumą dėl to, kad Lietuvos žemė nebūtų išparduota užsieniečiams ir dėl to, kad tautai grįžtų politinės teisės dalyvauti valstybės valdyme, nes dabar tauta yra nustumta. Ir štai čia yra reikalavimas štai pakeisti konstituciją taip, kad referendumą galėtų inicijuoti 100 tūkstančių piliečių. Dabar yra tyčia padaryta taip, kad 300 tūkstančių, 10 procentų nuo visų gyventojų, tai yra tokia kortelė, kurios niekur nėra. Bet reikia dokumento. Čia vėlgi yra kliūtis, kad visi savo kodą prisimena. Nors savo asmens kodą. Bet visi prisimena kodą. Kodą visi prisimena, o štai... Nu taip, jūs taip nesurinksit parašų. Vat matot, kaip padaryta. Specialiai tai padaryta, bet mes šį kartą mes surinksim. Yra daug žmonių, kurie renka ir mes surinksime. Vieta yra mes viešose vietose, netrukdydami veiklai, mes jūsų veiklai netrukdame. Negazdinkit tom kamerom ir čia tai jūsų negazdinkit. Mes įstatymų žinome. Aš jūsų paprašiau, kad jūs priima, jeigu galima su savo pokyčiais paskulėt. Arba prašom pas direktorių. Mes renkame parašus viešoje vietoje. Taip leidžia vieta, soliukas. Vieša vieta. Jūs mums nevarykite, mes esame... Aš jūsų nevarau, aš jūsų prašau. Ar jūs į prašymus neatsižvelgiate? O kodėl jūs mus varote? Aš nevarau, aš jūsų prašau. Ar jūs girdit, ką aš jums sakau? Prašau, tai gerai, mes žinome... Aš dar kartą pakartoju. Aš jūsų prašau, jeigu galima, pat yra viešas takelis. Prašau. O čia yra taip pat vieša vieta. Tai ką jūs mano prašymą atsakot? Aš atsakau į šitą jūsų prašymą tai, kad mes turime teisę tai daryti. Jūs į mano prašymą ir atsakykit, o negazinkit. Taip, mes jums atsakom, mes įstatymų žinome, mes turime teisę rinkti viešose vietose. Bet aš turiu teisę jūsų paprašyti, taip? O mes turim teisę sutikti. Tai jūs turi teisę atsakyti į prašymą, o ne iš karto savo argumentus tiekšti man atgal. Gerai. Teisingai? Sutinkat? Ar sutinkat su tuo? Tai gerai, mes išklausime jūsų, labai malonu. Labą dieną. Siūlyčiau jums nekreipti dėmesio. Jeigu žmonės taip elgėsi, tai negražu. O jūs pat pasirašėt? Ne. O žadat pasirašyti? Aš nežinau tiksliai apie ką čia kalbam. Nu, apie tai, kad Lietuvos neišparduotų, taip kaip Rusija jau susiperka svetimas teritorijas savo vardu. Plečiasi. Ne, gal idėja ir gera, bet sakau, va tik tai va šitie va bibliotekos pavadinimai ir kažkokios... Nėra. Čia dar klausimas, dėl šios vietos tai aš sutinku. Yra, su Vaigausku jau kalbėta. Tai ką darysim su šitais piketuotojais? Čia ne piketuotojai. Ne piketuoja, bet su užrašais prie jų stovi. Ar juos vis dėlto mandagiai prašysim kitą kelią tautinį? Čia į mano prašymus atsakyti nenori, grasina kažkokiam kameram, filmuoja čia mane. Kojas filmuoja tokie. O tai aš nežinau, kam jums ta kamera. Garsą. Tai ar mes reikalausim grįžtai, ar nereikalausim? Ką daryti? Nu, mes galime prašyti. O mes turim laiko iki 12, nepilnai. Ne, tai stumdytis mes nesistumdysime. Stumdyti. Ar direktorės paklausti? Nes nu, aš dėl visos vietos sutinku, kad nebūtume priėjimus. Nes žmonės ateina į biblioteką. Man įdomu prie Maksimo. Yra prie Maksimo irgi. Labą dieną. Aš savo akį mačiau ir mes su kameru. Jūs klausykit manęs, aš kalbu dabar, man įdomu.
Jūs renkat žmonių asmens duomenis ir rašote Kam? kažkokius Klausyk, aš važiuosiu, bet aš važiuosiu su laisvūnu. Referendumo lapas. Čia yra kokie nors Ne. Parašų, kurios lapas išduotas Lapas rinkimų yra baltas. komisijos. Nežiūriu, aš į geras mašinas, Rinkimų gerai. komisijos išduotas lapas. Gerai. Renkama pagal... Pažiūrėsiu. Palaukit, aš... Šitą lapą aš galiu atsispausdinti ir pats. Ne, jūs Aš negalit. nematau jokių registracijos dokumentų. Kokį jūs norite registracijos Kur dokumentų? pasirašyta, kad ant jo galima rinkti? Tai yra sunumeruotas, tokius lapus dalina rinkimų komisija. Taip. Neparašau nieko. Rinkimų komisija dalina juos. Aš Tokie yra parašus išduodami. rinkęs asmuo, patvirtinu. Nieko nėra. Čia tušti Va, lapai. kai Dabar aš padarysiu nuotrauką šitų lapų, jeigu jūs norite. Jūs negalite daryti, nes čia yra žmonių duomenys. Vat jūs tai Jo, negalite to jūs negalite. O jūs galite. O mes nefotografuojame. Mes nefotografuojam, nefilmuojam. Surinkę mes Kas jūs atiduosime. toks? Iniciatyvinės norit grupės pasiginčyti? vadovas. Aš dar kartą jūsų prašau. Eikit ant takelio ir darykite savo O betvarkėlį. aš jums dar kartą Aš jums sakau, dar čia yra vieša prie vieta. centrinio įėjimo betvarkės nebus. Čia yra Aš jums mokymus sutinkat? įstaiga. Čia Čia yra mokymus nėra- įstaiga. Ir Čia ir mokymus jokia įstaigos yra betvarkė. Neklausau, ką Čia jūs. yra vieša vieta. Čia yra Taip. vieša vieta ir pagal Duokit, rinkimų mes įstatymą. Mes kviesim policiją. Prašom kviesti. Todėl, kad jūs neprisistatėt. Prašom kviesti. Aš nežinau, kas jūs toks. Aš irgi nežinau, kas jūs toks. Vilnius Lietuvos biblioteka. Administratorius šito pastato. Puiku, Ir aš rūpinuos tvarka, pastatu ir teritorija. Suprantat? Gerai, tai pagal rinkimų Ar jūs tai suprantat? Aš jums sakau, pagal rinkimų įstatymą Prisistatykit. yra... prašau. Mūsų kameros užfiksavo, kad jūs Gerai. renkat žmonių asmens duomenis. Aš jums dar kartą sakau. Aš jūsų net neišleisiu. Jie nerenka, jie tiesiog Jūs, savanoriškai duoda. jūs imat jų dokumentus ir nurašinėjate. Čia yra asmeninė informacija. Jie patys Bet tą jūs, duoda. jūs jų prašot. Rašo, taip, mes Jūs gal prašome. aferistai kokie esate? Mes ne aferistai. Prašau, Gerai, aš jums galiu prisistatykite. parodyti savo Jūs- dokumentą. taip. Taip ir aš sakau jums dar kartą, kad pagal įstatymą, kurį aš jums dabar galiu parodyti, Man reikia mes jūsų asmens turime- dokumento, nes mes palaukit, Ne, pirmą kils- įstatymą Leiskit, parodo. leiskit man pabaigti. Aš įstatymus paskaitysiu Pagal pats. rinkimų Ne. aš galiu jums duoti tą Man įstatymą, nereikia. galite paskaityti. aš nenoriu klausyti jūsų įstatymų. Pagal rinkimų... Aš jums dar Ne kartą mūsų kartoju. Aš įstatymai, nenoriu čia Lietuvos klausyti aš jums dar Respublikos visų šitų įstatymai. dalykų. Aš jums dar kartą... Čia yra Aš Lietuvos noriu klausyti. Respublikos Pagal- įstatymas. Aš Kodėl jums galiu sakot pasaką mūsų? pasakyti. Pagal rinkimų Norit paklausyti? įstatymą... Ne, yra Lietuvos parašai- Aš Respublikos nenoriu įstatymai. klausyti jūsų įstatymų. Aš jūsų klausiu, kodėl Čia jūs ne renkat- mūsų įstatymai. Man neįdomu. Aš Čia yra klausiu, Lietuvos kodėl jūs renkat Respublikos prie mano įstatymas. bibliotekos, Pagal prie Lietuvos tos Respublikos teritorijos, įstatymą mes kur aš turime tai teisę Jūs- viešose vietose rinkti referendumui, reinicijuoti Tada parašus. prisistatykit, kad jūs Prašom, esate aktyvistas prašom, kažkokios. Iš kokios jūs prašom, galite organizacijos? fotografuotis, jeigu norite. Prašom, ir galite perduoti, kam tik tai norite. Aš Policija sutinku, dar kad- kam kad- nors, nu. Galbūt viskas Viskas teisingai, O bet jūs jūs turite. turit dar įgaliojimą, kas galiavo jūs surinkinėti šitus Ne, parašus? tokie Čia yra savanoriai. įgaliojimai, jokie oficialūs įgaliojimai nėra tam išduodami. Kiekvienas Lietuvos pilietis gali tos parašus rinkti susitarę su referendumo iniciatoriais. Tai jeigu susitaręs, tai... Nu, nėra jokio įteisinimo. Čia yra savanoriškas kad dalykas. jūs- Nori Tai yra savanoriškas. Tai yra pateiktas tam darbas. Jūs savanori kokiam nors sąraše kažkur esate, ar tiesiog taip ir vat ir einat. Tai jūs dabar tos lapus gali duoti man, Ne. aš neįsiu už kampą. Nes mes jūsų nepažįstam, mes jums negalim duoti. pasirašę už tos lapus. ir Tai mes reiškia, atiduosime. užtenka, nu, jūs Jeigu jūs kalbate pasirašėte, reiškia tai jūs teisinius turit absurdus. kažkokį- Užtenka kažkokį pažinoti, kad tai kažkam sutartį. atėjo Ne, lapus. užtenka žinoti, kad tas žmogus Jūs yra turi būt- padorus. Jūs turi būti teisiškai. Mes kol kas dar teisūs. nežinom. Jūs kas tos lapus pasiėmė? Pranciškus Šliužas pagrindinis yra. Taip ir kokiu pagrindu jisai jūs perdavė jums? Tokiu mes pasirašėme, kad Savanoriais? mes rinksime, tai Buvo mes Kaune esame referendumo savanoriai ir mes klausimas, tos tai pasirašė. formas. Kaip? Ant ko pasirašėte? Aš nepasirašiau. Tai ką jūs šitą darote? Filmuoju Mes jūs. renkame parašus. Tai jūs vis dar norite ginčytis teisiškai? Ne, Žinokit, busit neteisūs. mes teisūs. Jeigu Mes darėm reportažą Aš- su aš Vaigausku, jisai nenoriu- mums aš nenoriu- pasakė. Aš tai sakau, pagal Aš referendumo vienintelį įstatymą, noriu. Prie centrinio įėjimo jokių Mes ir agitacijų. nestovim prie tai centrinio yra Mes įėjimo. vieša vieta netoleruojam. ir mes galime čia... Vieša vieta va yra Ne, takelis. čia irgi Jūs yra vieša ginčytės, vieta. vat, Čia ginčytės irgi tam, yra kad vieša vieta. Mes ginčytis. Viešasis netrukdome tualetas irgi yra jūsų vieša veiklai, vieta. mes netrukdome. Jūs trukdote. Netrukdome mes jūsų Trukdote. veiklai. Trukdote, žmonės ateina Ir nieko- tam tikrais tikslais, o jūs Gerai, juos kalbinat, mes netrukdome renkat jiems. duomenis kažkam, tai aš nežinau, kas čia. Mes Ką jūs su tais reiškia duomenim kažką? Mes darysite? netrukdome Dokumentų kalbėjom. neparodyt, kad jūs Jūsų veikla- tuos lapus
Jūs gal jūs pavogėte tos lapus? Ne, mes jų O aš nepavogėm. galvoju, kad pavogėte. Jeigu norite, Aš turiu teisę. policijai kvieskit policiją, skųskit, kad mes pavogėm tos lapus. Ne, aš paskųsiu, kad jūs neprisistatėte. Prašau, aš prisistačiau, Ne, mane jūs neparodėte, iš fotografavote. kur tos lapus gavo. Aš parodžiau jums, Ne, jūs neparodėte. jums parodžiau Turi dokumentą. būti lydraštis, perduoti lapą jums. Su numeriukai sunumeruoti, čia yra registruotas. Tai su lapais rūpintis yra ne jūsų reikalas. Ir Vat, nesirūpinkit kadangi jūs tuo- esate mano teritorija, tai Ne. tai yra mano reikalas. Ne, ne jūsų Vat tai ir vat, reikalas. jeigu jūs Aš jums būsite dar tenai, kartą tai sakau, bus ne mano yra reikalas. įstatymas, pagal kurį mes viešose vietose galime rinkti parašus ir jūs negalite mums trukdyti. Žinokit, Mes jums netrukdom, jūs mums netrukdote. Ten, man atrodo, prie mokymosi prie mokyklos Negalima, galima nesiginčyti, aš sakau. Jūs, Yra. kol mes ginčysimės, jūs nesurinksit čia nei vieno parašo. Nu, taip, nes jūs Nu, trukdot tai va, taip mums turėkite rinkti. omeny, nes mes ginčysimės iki begalybės. Mes neturim laiko Jums iki užtenka, va, begalybės. ten yra netgi daugiau žmonių vaikšto. Kodėl jūs atėjot čionai? Mūsų reikalas, kur mums rinkti Aš jūsų parašau. parašus. Ten yra va, vaikšto žmonės, pirmina gal, jie čia net neužeina. Kodėl jūs... Nu, nueisim ir ten. Tai va, mes galim išvesti kažkokių teorijų. Kai nusinesim, tada nėra mūsų reikalas, kurį... Tai parodytų tą įstatymą, kuris sako, po to paskaitys kažkada. Ne, ir be to, čia yra ne mūsų įstatymas, čia yra Lietuvos Respublikos Taip, bet aš jo įstatymas. dabar tikrai neskaitysiu. Ką reiškia neskaitysit? Tai reiškia. O ką reiškia jūsų tokia nuostaba? Ką reiškia neskaitysiu? Kaip įdomu. Tai jūs tada pats savo prieštaraujate. Jūs Ne. neprisilaikote. O jūs Jo, visus tada įstatymus skaitot? Kartais taip. Tenka Kurios skaityti. reikia, tos perskaito. Labai skaitau kartais. Taip, kad mano pasiūlymas jums dar galioja. Nu tai duok paskaityti. Aš neskaitysiu įstatymų, aš jums tikrai sakau. Ne, tai duok aš tada garsiai Ne paskaitysiu. mūsų Jūs galite ir tokią maldą perskaityti, žinokit, tai nieko nepadės. Jau iš krikščionybės tai geriau nesityčiokit gerai, Aš nes nesityčiu, ne, nu jūs- filmuojama tikrai. Aš nesityčiu. Čia yra nepakantu. Ką reiškia nepakanka? Nu tiesiog krikščionis jūs pasmerks. Ne, tai jūs man kažką norite Jūs galite skaityti, tikėti, aš- galite aš- netikėti, bet Jūs galite savo perskaityti 3 kartus. Man tikrai nereikia skaityti. Aš turiu Kodėl tris teisę to kartus? neklausyti, patikėkit manim. gerai, Ir neklausykit, jūs bet aš paskaitysiu. Neklausykite. Žiūrėtai. Štai. Piliečių parašai gali būti renkami viešose vietose ir gyvenamosiose patalpose. 11 straipsnio Čia nėra 9 viešoji punktas. biblioteka. Čia yra yra vieša viešoji vieta. vieta. Čia yra viešoji Čia nėra vieta. viešoji vieta. Viešoji vieta? Jūs žiūrėkit viešoji. interviu Čia yra su viešoji. Vaigausku ir jisai tiesiai šviesiai pasakė, kur yra vieša vieta, kur yra ne vieša vieta. Viskas. Čia yra vieša vieta. Aš Ir jūsų- mes turime teisę čia rinkti parašus. Aš turiu teisę jūsų paprašyti, nedaryti betvarkės prie Betvarkės mes čia nedarome. Bibliotekos veiklai mes betvarkės. trukdome. Va čia vat jau yra betvarkė. Nu, tai jau Ne, pakelsim. čia jau yra Jau pakelsim. techninis nesklandumas. Jūsų rinkimai asmens duomenų yra labai įtartini. Nieko Ir aš tikrai neįtartini. nenoriu, Tai kad yra po to pagal kažkur įstatymą. tai paaiškėtų faktas, kad universiteto bibliotekoje surinkti asmens duomenys, kažkur panaudoti neaišku. Ne kam. bibliotekoje, prie bibliotekos. Čia bibliotekos teritorija, nu jūs ne... Čia yra neišprotėkit, aš vieša planą vieta. atnešiu, parodysiu. Čia yra Ką- vieša vieta. Ką jūs nekat? Yra va praėjimas, pirmin atgal žmonės vaikščioja. Mes Taip, niekam ir Matau, netrukdom. jisai yra labai siauras, o jūs jį užstojate. Mes niekam neužstoja. Visi, kas nori, tenai gali patekti. Nu, aš- Turi eiti kitų, čia Klausykit, takelis yra siauras. Mes Aš jūsų prašau, dar kartą. Nu, Va ten va, mūsų Negalima ten yra čia. praėjimas iš čia. Jūs ten atsistokit ir rinkti tiek norit tų parašų. Ten jau ne mūsų teritorijai, mes nieko, jokių pretenzijų jums nedelsim. nors netgi tenai yra universiteto teritorija, svarbiausia, kad prie Kas centrinių yra? įmonių. Ko Prie čia centrinių mes trukdome? Todėl, kad yra Galim netvarka, paaiškinti? negalima. Kokia čia netvarka? Visi, kas Netvarka, nori, bet jūsų čia patenka. stovėjimas yra netvarka. O jūsų Jūs kažką... stovėjimas čia Taip, yra nes tvarka? vat jūs dabar sukeliat čia pavasą. Tai jūs čia keliat pavasą, mes čia jokio pavaso neturime. Jūs keliat pavasą, jūs renkat čia kažkokius keliate? duomenis, neaišku kam. Mes čia dirbam. Aš Eina nežinau, studentai kam. tikrai čia Inicijuoja keliat chavosą. referendumą Ir inicijavimą gražiai mes skiriame. jūs paprašyta yra gražiai pasitraukti nuo Jūs pagrindinių ginčytės įėjimų. tam, kad Jūs ginčytės. trukdot, Nu, jūsų- trukdot Man Mes jūsų... ginčyamės, na, lankytojams mes žinome, lankytis ką bibliotekoje. mes turim teisės ir ką ne. Aš irgi turiu teisę, kad čia būtų tvarkingai ir nebūtų jokių užstatytų daiktų, nestovėtų čia jokie susirinkimai, nevyktų ant praėjimų, nieko. Viskas. Čia yra mano tik toks... Aš nieko prieš jūsų akciją neturiu. Jūs čia man... Gal ir viskas gerai, čia susirinkit tos parašus, kuo daugiau surinksit, tuo geriau. Bet tik tai darykite, tai Kviečiame pasirašyti.
Nes jis sakė, dabar nepasirašyk. Gilintis, aš taip paprastai nepasirašinėjau. Tai va yra internetinis puslapis. Aš pirmą internetą paskaitysiu. Referendumai Lietuvos rinkų, žemės ūkio, skaitykime. O šiaip Tai jūs... vis dėlto netrukdom viens kitam dirbti ir užsiemam savo reikalais. Taip. Nes to labiau laiko bet neturim. Aš irgi turiu, žinokit, užsiemimų pakankamai. Kada pas jūs pietus? Jūs čia esate neteisūs. Šiuo atveju mes Gali būt, aš jūsų prašau. Aš jūsų nevarau, aš jūsų prašau. Aš neturiu teisės jūsų varyti. Mes sutinkam su tuo. Aš jūsų prašau. Ir aš prašysiu 2 valandas. Arba 3, kiek reikės. Nes jūs, nenorite į mano žmogišką prašymą atsižvelgti dėl man nesuprantamų motyvų. Man irgi nesuprantami jūsų motyvai. Kam jums reikia Aš prašyti? jums paaiškinau. Galiu paaiškinti jums 3 kartą. Jūs jau reiškia mano motyvus girdėjote. Jau, va taip, aš girdėjau. O jūsų motyvas stovėti prie įėjimo, bet nestovėti už 20 metrų. Koksai? Pasakykit man logišką dabar atsakymą. Koksai? Mes čia renkame Ateis laikas ir parašus, ten? mes pasirinkome šitą vietą ir puikiai žinome, kad mes turime teisę čia rinkti tos parašus. Ir mes čia renkame. Ir netrukdykite mums. Ne, aš jūsų prašysiu. Nes man, pavyzdžiui, čia netinka. Taigi taip pat kaip jūs man skaitomat vieną įstatymą, aš jums pasiūlysiu. Šitas čia ne mūsų. Va, žiūrėkit, yra toks irgi įstatymas, matot? Tabako, pasiūlytas tabako kontrolės įstatymas. Parašyta aiškiai. Lietuvos Respublikų rūkyti vartoti langomis draudžiama viešose vietose, švietimo įstaigose. Vieša vieta? Taip, viešose švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose ir jų teritorijose. Tai va, viskas. Čia yra viešos įstaigos. Tai jūs man parodysit, iš kur šitos laukus gavot ar ne? Aš pasakiau, kad gavau iš... Kodėl jūs renkate asmens duomenis? Todėl, kad yra tokia tvarka. Tokia tvarka nori inicijuoti... Kad jūs pasakėt, kad yra... Kas tą tvarką sugalvoja? Aš jums dar kartą prašau. Universiteto teritorijai nedaryti betvarkės. Aš nesuprantu, iš kur jūs tos laukus gavote? Aš jūsų klausiu. Ne jūsų reikalas, iš kur mes gavom tos lapus. Mes gavome iš rinkimų komisijos. Per referendumo iniciatorius mes tai gavome. Ir jūs kažkur pasirašėt, kad registruotus šitos lapus gavot. Taip, ir mes atiduosim tiem, kam tai yra ne jūsų reikalas. Arba tada iš mūsų teritorijos keliaukit ir aš to neprašysiu. Ne jūsų reikalas tokių dokumentų iš mūsų Mes reikalauti. viens kitą supratom. Aš jūs persiu. Galit man principų nerodyti. Aš jums aiškiai paaiškinu. Yra va laisvas praėjimas. Pilnas žmonių. Eikit ir rinkit parašus. Kiek tik tai norit. Jūs darbas nurodinėti agitaciją. Kalbinėjat žmonės, kažką tai daryti. Vadovas savo teritorijoje turi teisę. Jūs tai čia ateiliai. Neaišku iš kur, neaišku kokiu tikslu. Tik to, ne... Tik to, aš sakau, Čia yra vieša vieta ir viešose vietose. Jūs esate viešas asmuo, taip? Privatus. Jūs neturite jokių dokumentų, kur jums patikėta. Ne, tik to, neįdomu. Jūs esate kaip fizinis asmuo. Tik to, nes iš tiesų būtų galima Taip, aš čia pasidomėti. esu kaip Lietuvos Respublikos pilietis. Bet jūs esate viešas asmuo. Kiekvienas pilietis gali rinkti tuos parašus. Ką reiškia šiuo atveju viešas asmuo, aš nežinau, ko iš čia nori manęs paklausti. Viešas, neviešas. Čia yra vieša vieta ir pagal įstatymą mes galime čia tuos parašus rinkti. Tai rinkti. Aš tik tai kiekvieną kartą jūsų klausiu to pačio. Aš jums perspėjau. Jeigu jūs nežiūrit žmogiškai į normalius prašymus, aš turiu teisę elgtis kitas. Ir tai yra labai, man atrodo, sąžininga. Aš nesakau taip nuoširdžiai. Sugaišite čia, žinokit, pusę dienos. Mes pasikeisdami čia keisime. Gerai, dar daugiau pakviesti, dar kur nors.
Nu tai, bet jūs patys elgitės kaip vaikai. Tai jūs elgitės. Aš Aš jums paaiškinau. aiškiai, čia, įstatymą. jūs suprantate, čia aiškiai Įstatymą yra, paaiškinau. aiškiai lankytojai prie centrinių durų. Jūs Mes netrukdome skaitytojams. Jūs naudojatės biblioteka. Mes netrukdome skaitytojams. Bet jūs naudojatės Nei skaitytojams, nei suprantate? administratoriai, nei administracijai mes netrukdome. Bet jūs naudojatės Nei jums tai biblioteka netrukdome. su kažkokiais savo asmeniniais tikslais. Ne, nesmeniai. Kodėl asmeniniai tikslai? Nu, aš nežinau. Ne, nu, tai labai įdomiai sako. Taip, labai įdomu. Tai jūs Taip, suinteresuotas, kad Lietuvos teritorija būtų išparduota. Ne, aš... Nes čia mūsų asmeninis tikslas, kad jinai nebūtų išparduota Bet čia užsieniečiams. yra jūsų tikslas. Jisai Mūsų ar vienoks, asmeninis ar tikslas. kitoks. Nu taip, jūs renkate parašus. Asmeniniams tiklams. Nu, aš galvoju, kad taip. Ne, nu geras. Taip, aš turiu teisę galvoti, žinokite, Nu, galvoju. Kada konstitucija buvo priiminėta? Visi tada pasirašė. Ne visi, vienas asmuo pasirašė, trūs tada buvo. Ne, nu sakau, aš politinis taip nenoriu. Dabar kai šaukštai po pietų, tai Tai va todėl dabar ir atsikvošėjo visi žmonės, kad šaukštai po pietų ir kad reikia daryti kažką. dar Reikia mažinti krūvą skaičius. pinigų įkišti dar, išmest į šiukšlės. Nu, bet principė tai sutinkat. Ne, iš principo, Dar turbūt tokia. taip, Jūs viskas pasirašykite tada. Ne, nu reikia tik pasigilinti, aš Nepasirašysiu, Tai kadangi tai yra pasigilinti. beprasmiška. Ne, Visi tai negalima supranta. pasakyti, kad Va, beprasmiška. Bet kažkam tai reikia dar, Nuo tokių ir prasideda nubyrės kažkas, tai beprasmiška. kišenė. Nu, dažniausiai taip dėja atsitinka pas mus, bet kažkokia iniciatyva yra. Nu, nebėgiokit, man sunku tai filmuoti. Stovėkim vienoj krūvoj daugiau. Aš padižuruosiu. Gal kažkaip tai vis dėlto mes Išsiskirstys. Tai dar 20 minučių turiu, po to reikės keist ten prie šaltbaumo. Kašlagbamas. Kašlagbamas. Tai jau čia dėja, bet tikrai ne jūsų Ne reikalas. mūsų. Gerai. Nu, panašiai kaip čia ne jūsų. Ne, mes esam paskirti aukščiausios valdžios prižiūrėti, rūpintis Tai ką jie čia? pastatų ir teritoriją, prižiūrėti viešą tvarką. Nu, tai prižiūrėkit. Tai va, Jūs mes tą atėjote darom. svečius Mes ir diktuojat savo sąlygas. Mes tą ir Ne. darom. Keista. Ne, nieko mes nediktuojame. Mes kviečiame tik pasirašyti. Visokie plakatai, užrašai yra, nu, mums reikia. Jeigu viduje kažkokie atsiranda, sakykime, kažkokie skelbimai, neturi būti suderinti. O kad mes jokių nededam. Nu, bet jūs vat stovit su jais prie įėjimo. Negražu. Tai tiesiog palengvinimas darbo. Jūs naudojatės, reiškia, bibliotekos lankytojais, kurie eina, visų tikslų čia eina ne jūsų surasti, taip? Pafilosofuoti, o ateiti į biblioteką. O jūs jos Mes hop, netrukdom, prašom, tegul o eina. jūs jos hopti ir klausinėjat kažko. Mes užklausom ir viskas. Mes negalim jų užklausti. Reiškia, darau išvadą, kad jūs naudojatės bibliotekos infrastruktūrą ir lankytojus. Infrastruktūra, ko čia O dėsim jūs infrastruktūra? jums ko dabar? Mesgi jūsų kompiuterio kažkokių duomenų neimam. Bet jūs vat ant viso takelio. Jau nebent takelio. Va, aš jums sakau, va, viešas takelis. Tikrai. Čia irgi yra vieša vieta, čia taip Taip, pat aš sutinku, vieša. bet čia vat yra įėjimas į biblioteką. Čia eina žmonės konkrečiai į mūsų biblioteką. Aš galiu netgi daryti tada tokią išvadą, gal jūs specialiai norite, ne, jaunimą pakalbinti. Todėl, kad Na, jaunimas jaunimą, labai kodėl? toksai... Jis yra čia tam tikra grupė atrinkta turbūt. Kodėl? Tai mes ir kalbinam jaunimą, ką? Mes galim jaunimą kalbinti. Tiesiog tie pagyvenę žmonės jie labiau suvokia. Jie prisimena savo tėvus, senelius, kurie buvo atrinkti. O Gal jūs čia jaunimas kaip tik kažkaip... ieškot tokių naivesnių žmonių, jaunų, gal lengviau parašai susirinkti. Kaip tik sunkiau. Jūs čia galima, žinot, galima... Nes jaunimas labai Nes aš nenori matau, kad jūs esat pasirašyti. konkrečiai, vat, stovit būtent čia. Nu, su, reiškia, yra kažkoks tikslas, taip? Jūs nestovite... Šitoj ten, kur vietoje vaikšto dabar, po žmonės. to bus kitoj vietoje. Ne, jūs vat stovite čia, nu. Aš jūsų paprašiau
Jums netgi kur yra daugiau žmonių, jūs būtumėte jūs surinkę pusę lapų. Ne, jūs stovite čia. Nu, reiškia, aš darau išvadą, kad jūs turite kažkur čia. Tam tik kėsų. Nuo labiau asmens. Altruistiški norai, troškimai jums yra kėslai. Įdomi traktuotė. Tam tikri statybiniai dalykai, kokius vėjas, negrius, užgaus, kas. Ten yra laisvas, ne, man reikia kažkaip kitaip. Keisti tie žmonės. Nu, eikit visi ten į tą vietą. Vyra taip. Nu, man sunku jūs filmuoti. Nereikia manęs filmuoti, juostas neįtekti. Aš turiu dar kitą bateriją. Vaikas jau išsiaiškino. Ne, man dar reikia kopį vieną nužudyti. Atspausdinti. Skirstomės, kolegos, ką? To išsiskirstysim. Tikrai, negaiškime vieni kitų laikų. Tokiu atveju pasakykit taip, jeigu kiti mūsų žmonės ateis rinkti, ką jiems reikia turėti, kad jūs patikėtumėt? Aš sakyčiau, visų pirma, mes tikrai dar kartą pasikonsultuosim su teisininkais. Būtinai eikit į va šituos du pasidomėt patys. Mes turim savo teisininkus ir jeigu man dar kartą patvirtins, kad prie įėjimo akcijų, agitacijų būti negali, nes vis dėlto švietimo įstaiga turi būti išlaikyti tam tikrą neutralumą. Mes, netgi jūs, kaip žinot, universitetas kaip pats negali pritarti kažką, paremti kažkokius, tai yra, nu, tam tikras toksai, dėja tokia švietimo įstaigos, taip. Ir todėl, jeigu pasakys, kad prie centrinio įėjimo negalima, tai tada bus tiesiog negalima. Jeigu sakys, kad jeigu tie žmonės prisistato, pateikia dokumentus ir, na, viską daro pagal. Čia jau punktai reikalavimai, taip, ko jūs norėtumės? Ne, aš tik taip galvoju, kad taip galėtų būti. Nes, kaip ir sakiau, tie lapai, kažkokių lapų, nu ten, kad yra kažkas ant jų parašyta, taip, tai žinot, tai pas mus irgi yra technikos ir visokių lapų, tai ten, žinot, studentai žmonės irgi šartingi, mes visokių fokusų prisižiūrėjome. Čia agitacijos būtent gaunas, su plakatais. Taip, nu tiesiog tada reikia, aš prašyčiau, aš norėčiau pamatyti, iš kur tie lapai, kad tikrai jie perduoti tam asmeniui, tas asmuo turi teisę rinkti čia tos parašus, dabar jūs man parodyti savo asmens kortelę ar ten kažkokį dokumentą. O taip, malonu. Bet ar jūs turite teisę rinkti lapus, aš nežinau, parašus tos. Ar tie lapai jums teisėtai pakliuvo? Nežinau. Taip, mes pasėmė Kaune, kai buvo... Aš neturiu teisės dabar kamantinėti. Rugpjūčio 24 aš turiu kviesti policiją. Taip, mes dar čia daugiau sukelsim sąmyšio. Galų gale jūs turbūt įrodysit, kad gal ir gerai. Nu, reiškia, dar 3 valandas ir išsiskirstysim. Tai čia žinau. O gal ir neįrodysit. Gal vis dėlto tie lapai kažkaip ne visai teisėtai pasiūlys. Gal jie kažkas pasirašė, kažkas kitas, perdavė jums kaip draugui. Čia jau detektyvas. Jeigu jums nėra ką veikti, tai gerai, tai konsultuokite su teisininkais. Šitą tai reikėtų. Taip, bet aš tikslą turiu. Mes jau su Vaigausku padarėme interviu, pasikalbėjom, kas yra vieša vieta, kas ne neturiu nieko vieša prieš vieta. jūsų idėją. Jūs nesupraskite, kad man kažkaip tai čia yra kažkokie esminiai dalykai. Tiesiog yra tokia pas mus tvarka. Prie centrinių įmų. Daug būna norinčių ateiti, susirinkti tuos srautus ir jiem čia kažką įbrukti, kišti, pripasakoti visokių religijų, vienokių, kitokių čia ateina. Taip. Dalina knygutes kažkokius. Mes visada ateinam ir sakom, mes nieko prieš neturim jūsų visus požiūrius, bet prašom prie centrinių įmų to nedaryti. Tiesiog tiek, viskas. Prašom, konsultuokitės su teisininkais, su rektoratu, su viso kitos, su policija. Ne, policija tai čia yra kažkutinis atvejis, jeigu tai jau nepavyksta. Tai mes esame kvietę policiją irgi ne vieną kartą, čia nieko nėra tokio. Čia normalus dalykas. Jeigu būna, kad irgi ir viduje, ir išorėje, tai žinoma policija. Aišku, jau reikia jų, kaip sakant, irgi laiką kaip jau bereikalo. Kiek valandų? Ne, detaliuoti, reikia. Tai ką, jums matai, aš siūlyčiau mum ir
Gerai, tai Praktiškai draugiškai. Gerai, tai konsultuokitės tada, konsultuokitės, nes mes ketinam ir toliau rinkti. O vis tiek ateis kiti žmonės. Atakuoti studentus su tam tikrais, jie gali savanoriškai. Tai mes ir sudarom savanoriškai. Bet ta prasme, jeigu jūs juos klausite ir kažką kalbinsit, bus tada žinoma. Tai kaip Tai mes ir klausim, nuo to ir prasideda dialogas. Ir ramiai, Nu. agitacija. Mato, čia ne taip toliu, va dar 10 metrų ir mums tada pilnai jūs Ne, nereikės. tiesiog aš, O žmonių kad ten rytoj yra mums vėl dar- nereikėtų to pačio daryti. Aš Tai tik irgi perspėju. bus. Įrašyčia, kad negalima agituoti.